Šį pasakojimą paskatino nerimastingi žmonių klausimai apie vandens iš čiaupo kokybę. Neva filtrų siūlantis asmenys atlikę vandens tyrimą parodė, jog jis yra nešvarus. Žmonės susimąsto, jog iš tiesų vanduo yra nešvarus ir įsirengia siūlomus filtrus. Tokios žinios šį kartą mus pasiekė iš Šiaulių. Laidoje ir aiškinsimės, kaip dažnai yra atliekami geriamojo vandens tyrimai, kokios įtakos sveikatai gali turėti vandenyje esančių cheminių medžiagų kiekiai ir kaip keičiasi vandens kokybė, kai jis filtruojamas. Vandenį vartojame kasdien. Renkamės šulinio, čiaupo, pirktą parduotuvėje, geriame filtruotą ar virintą vandenį. Tai kokįgi pasirinkti? Šiaulių visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Jūratė Karalevičienė. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad Lietuva gali džiaugtis, kad turi labai geros kokybės centralizuotai tiekiamą vandenį, nes jis imamas iš gilių vandeningų horizontų, požeminis vanduo išskirtinai Lietuvoje naudojamas ir todėl netgi prieš kitas Europos valstybės Lietuva tuo gali ir pasididžiuoti. Su filtrais, galvočiau, reiktų elgtis pakankamai atsargiai, nes vis tik tai vanduo nėra vien tik vandenilio ar deguonies junginys, jame yra daug labai vertingų mikroelementų, mineralinių medžiagų, todėl renkantis filtrą reikia būti atsargiem, kad ta vertinga vandens sudėtis nenukentėtų. Kaip pavyzdį galima paminėti, daugelis žmonių kenčia dėl gan kietoko vandens, kai kuriuose rajonuose yra pakankamai kietas, kankina žmonės, ypatingai kenčia buitinė technika, tačiau gąsdintis dėl poveikio sveikatai neturėtų gyventojai ir skubėti įsigyti minkštintojus, filtrus, kurie minkština vandenį, irgi nebūtų racionalu, kadangi filtrai yra sugalvoti taip, kad vieną analitę, vieną rodiklį gerindami jie kažką duoda blogesnio ir, pavyzdžiui, minkštintojai konkrečiai kalcio ir magnio jonus surišdami, tie jono keitėjai išmeta į vandenį natrio jonus, kurie yra tikrai žymiai prastesnės reputacijos negu kalcis ir magnis. Ypatingai jeigu turime kūdikius namuose, tai natrio jonų koncentracija neturėtų viršyti 20 mg litre, o naudojant tokius filtrus, kurie minkština vandenį, pasiekiama net iki 100 mg. Todėl reiktų labai atsargiai naudoti filtrus ir žinoti vandens kokybę prieš filtruojant, ar tikrai racionalu naudoti ir ypatingai pasitikrinti vandens kokybę po filtro. Tie filtrai negalima sakyti, kad jie vien tik kenkia ir visi blogi. Jeigu rodikliai yra tam tikri ir geležies, pavyzdžiui, geležinimo kažkokį filtrai įsirengus, galima išspręsti problemą, bet nereikia pasitikėti, kad tas filtras jau bus taip subalansuotai visus mikroelementus ir mineralinės medžiagas paliks tokias, kaip kad norėtųsi, todėl kad iškreipiamas irgi yra vaizdas ir negali sakyti, kad išspręs visas problemas. Vandens tyrimai atestuotose laboratorijose yra mokami. Nebent tai būtų šachtinių šulinių vanduo nėščiosioms ir kūdikiams iki 6 mėnesių, o įsirengiant filtrus suaugusiems žmonėms yra galimybė įsitirti vandenį kiekvienoje teritoriniai akredituotai atestuotai laboratorijoje. Filtruojant vandenį pašalinami mikroelementai ir mineralinės medžiagos. Jeigu vanduo yra kokybiškas, tai jo mineralinės medžiagos ir mikroelementai yra labai gražiai subalansuoti ir vartojant nefiltruotą vandenį tiesiog iš čiaupo galima papildyti mikroelementų atsargas. Pastoviai vartojant virintą vandenį ar kai kurie netgi įsibaiminę dėl vandens iš čiaupo taršos ir panašiai griebėsi distiliuoto vandens, tai galima padaryti daug daugiau žalos organizmui, negu kad vartojant prižiūrimą, kontroliuojamą iš čiaupo tekantį vandenį. Žmonės dažnai geria virintą vandenį. Ar tai yra gerai? Nepatartina vartoti reguliariai virintą vandenį. Užtenka kiek virinam arbatai, kavai, o šiaip rekomenduotina 6-8 stiklinės išgerti vandens iš čiaupo, kuris yra prižiūrimas. Tam tikrose savivaldybėse yra problemų, be abejo, bet ten yra gyventojai informuoti ir jie tas savo galimybę žino, ar jie gali vartoti ar ne. Bet šiaip jeigu tyrimai yra geri, kas liečia mikrobiologinius tyrimus, tai iš tikrųjų jie geri, o virinant dažniausiai tai yra mikrobinė tarša pašalinama.
daroma taip, kad tikrai nevertėtų pastoviai virinti vandenį. Ir dar norėčiau vis tik tai vėl priminti, kad vandenyje yra tokių biologiškai aktyvių mikroelementų, kurie yra vadinami būtinaisiais elementais žmogaus organizmui. Ten fluoras, manganas, geležis, jodas, cinkas, varis ir kiti, kurie yra tiesiog papildomai gaunami ir nereikalinga netgi ir priedų vartoti papildų. Šiaulių visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Jūratė Karalevičienė sako, kad žmonės labai yra įsibaiminę ir į viską žiūri įtariai ir su nepasitikėjimu. Dabar pas mus tarp gyventojų įsigalioja tokia nuomonė, kad reikia bijoti visko ir kvėpuoti, ir vandenį gerti. Ir vis dažniau mokslininkai pavartoja tą nocebo efektą, priešingą placebo efektui, kai tiesiog susergama iš baimės susirgti. Galvočiau, kad dėl vandens, centralizuotai tiekiamo vandens kokybės, vis tik tą problemą rūpestį reiktų palikti valstybinėm institucijom. Jos tikrai atsako už tai ir patys tiekėjai turi savikontrolės sistemą, juos kontroliuoja ir pareigūnai institucijos ir gyventojai, bent dėl to norėčiau, kad būtų ramus. Galima džiaugtis, kad Lietuvoje dėl vandens naudojimo kažkokių didesnių ekstremalių situacijų nebuvo ir tikėkime, kad nebus. Dabar kalbinu Šiaulių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiąją gydytoją higienistę, maisto produktų inspektorę Aldoną Šiušienę. Mat už centralizuotai tiekiamo vandens kokybę atsakinga maisto ir veterinarijos tarnyba. Ponia Šiušienė sako, kad vandentiekio vandenyje nei mikrobinės taršos, nei toksinių medžiagų jau daugelį metų nustatyta nebuvo. Nustatyti tik sulfatų ir geležies padidinti kiekiai tiekiamame vandenyje, bet jie yra tik indikatoriniai rodikliai. Kaip ir kur gyventojai įtardami kažkokią taršą, pajutę kažkokį kvapą ar spalva nepatiko, kaip jie galėtų išsitirti tą vandenį ir kokia čia yra tvarka? Pirmiausia, dėl vandens tiekimo kokybės ir panašių klausimų vandens vartotojai turėtų kreiptis į savo vandens tiekėją. Tačiau jeigu yra įtarimas dėl vandens taršos, reikia pranešti vandens tiekėjui ir valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai. Be to, visą parą galima kreiptis nemokamą liniją telefonu 88 00 40 403. Ir tada atvažiuos specialistai, išsiveš to vandens, ar ne? Išnagrinėsim, paimsim tyrimus ir duosim atsakymą. Praeitais metais iš Šiaulių miesto buvo užregistruoti 2 skundai, iš Šiaulių rajono gyventojų buvo užregistruoti taip pat 2 skundai. Sakėte, kad pavojingų, toksiškų sudėtinių dalių nenustatoma. Štai ir suvestinėse yra skelbiama, kad nustatoma didesni kiekiai sulfatų, geležies, amonio. Prašom paaiškinti, kokie tai elementai yra. Sulfatai, geležis, amonis, kurie tiesiogiai nesėtinės su kenksmingu poveikiu žmogaus sveikatai. Tačiau šie rodikliai atspindi gamtinio vandens savybės, geriamo vandens ruošimo ir tiekimo technologijas. Jie kontroliuojami dėl to, kad būtų galima rasti geriamo vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius, įspėti apie pavojų ir imtis atitinkamų priemonių. Pavyzdžiui, yra pastatyti vandens valymo įrengimai ir jeigu yra padidėjęs geležies kiekis, tai tada po šitokių tyrimų žiūrime, kur yra gedimas ir gedimas yra pašalinimas ir todėl pastoviai užtikrinama gera vandens kokybė. Kaip atpažinti, kad tarkim yra sulfatų ar amonio daugiau, geležies, kad daugiau, tai žinom, rudas vanduo. Sulfatai neturi spalvos. Jie gali turėti tik kvapą, bet kad turėtų kvapą, tai turi būti labai dideli kiekiai. O didžiausias leistinas kiekis yra 250 mg litre. Mieste labai nedaug atvejų rasta, kada tas kiekis buvo apie 380 mg litre. Todėl tokiame vandenyje nesimatys nei spalvos pakitimo ir nebus pakitimo ir kvapo. Ar galėtumėte pakomentuoti, kaipgi vandenį pakeičia namuose esantis filtrai? Ką jie išvalo, ko neišvalo, kaip pakeičia vandenį? Rinkoje filtrų yra labai daug ir įvairių ir pagamintų skirtingose įmonėse. Tačiau patarimas gyventojams būtų toks. Prieš įsirengiant vandens filtrus būtina žinoti, kokias savybės reikia pagerinti. Todėl prieš įsirengiant vandens filtrus ir įsirengus juos reikia ištirti,
atestuotoje laboratorijoje geriamąjį vandenį. Filtrus įsirengus juos reikia prižiūrėti, eksploatuoti pagal jų naudojimo instrukcijas, laiku pakeisti įtaisuose esančias kasetės, jeigu tai yra buitiniai filtrai ir panašiai. Laiku nepakeitus, pavyzdžiui, kasečių, juose gali pradėti daugintis mikroorganizmai, pelėsiniai grybai. Tai buvo Šiaulių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji gydytoja higienistė, maisto produktų inspektorė Aldona Šiušienė. Šiaulių vandenų geriamojo vandens laboratorijos viršininkė Danguolė Kontrimienė sako, kad centralizuotai tiekiamas vanduo yra tiriamas pagal sudarytą planą. Mėginiai įmami iš 103 skirtingų taškų aptarnaujami zonoje, vandenvietėse, vandens rušyklose bei skirtingose miesto vietose, vaikų ugdymo įstaigose, maisto gamybos, viešojo maitinimo įmonės, sveikatos priežiūros įstaigos, parduotuvės ir kitur. 4 kartus per savaitę vandens mėginiai paėmami iš 5-10 skirtingų vietų. Programinės priežiūros metu 10 metais Šiaulių mieste Ginkūnų, Rėkyvos, Aukštelkės gyvenvietės ir Aukštrakių kaime vandenvietėje paimta 859 mėginiai, iš jų nustatyta 9841 rodiklis. Tokia gausa nustatomų rodiklių yra susisteminta higienos normoje ir yra numatyti leistini dydžiai. Kad vanduo būtų sveikas ir saugus, tai yra higienos normoje numatyta, geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Ten yra pagal tą nuostatą sakoma, kad geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas, kai žmonėms skirtame vandenyje nėra patogeninių mikroorganizmų, toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Dėl galimo tų kenksmingo poveikio žmonių sveikatai pagrindinis dėmesys ir skiriamas mikrobiologiniams ir toksiniams rodikliams. Tiekiamajame vandenyje mes nustatome 4 mikrobiologinius rodiklius, tai koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės vadinamos dar Escherichia coli, žarninis enterokokus, kurių norma 100 ml mėginių tūryje ribinis skaičius neturi būti. Be to dar atliekam 26 toksinius rodiklius, iš kurių yra 9 metalai, kaip stibis, kadmis, arsenas, švinas, selenas, chromas, gyvsidabris, nikelis, varis. Visų metalų normos yra numatytos nuo 1 mikrogramo iki 50 mikrogramų litre, išskyrus varį, kuriame yra 2 mg litre. Haloformai nustatomi, haloformos suma, haloformai kaip 1,2-dikloretanas, tetrachloretenas, trichlorotenas, daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, jų irgi normos yra labai mažos, nuo 0,010 iki 0,1 mikrogramų litre. Pesticidai, normos jų yra labai mažos, bet to dar yra nitritai, nitratas, floridas, boras, bromatas ir cianidas, kurie priklauso kenksmingiems toksiniams rodikliams. Tyrimai atliekami dažnai, tačiau grėsmingų pokyčių nerandama. Išanalizavus 10 metų mūsų bendrovės geriamo vandens kokybę, nustatyta, kad iš 212 nustatytų toksinių rodiklių ribinės vertės nė karto neviršija Lietuvos higienos normos. Iš programinės priežiūros metu atliktų 2224 mikrobiologinių tyrimų. Mikrobiologinės taršos vandens Šiaulių miestų, Ginkūnų, Rėkyvos, Aukštelkės gyvenviečių ir Aukštrakių kaimo vandenyje dėl saugaus ir sveiko vandens rodiklių iš tiek nutirtų nė karto mes neaptikome kažkokio tai netitikimo. Toksinių rodiklių vertės yra žymiai mažesnis negu nurodytos normos. Dažniausiai tai yra žemiau metodų nustatymo ribos. Tai buvo Šiaulių vandenų geriamojo vandens laboratorijos viršininkė Danguolė Kontrimienė. Štai tokie atsakymai yra tiems, kurie abejoja, ar iš čiaupo bėga švarus ir saugus vanduo. Tiesa, niekas nesako, kad filtruoti vandenį ir tokį vartoti yra draudžiama.